Labą dieną. Aš taip manau, kad jau prasidėjo, gal čia jau gal mane rodo, nelabai draugauju su kompiuteriais visais, su technikom visom, tai bandysiu įsivaizduoti, kad jau jūs mane girdėsite. Tai vakar įdėjau įrašą, aš žadėjau, kad šiandien pasikalbėsiu, papasakosiu detaliau apie ką mes čia ir kaip mes čia, tai pirmiausia, tai noriu pasidžiaugti iš tikrųjų tom, kurios mumis jau patikėjo, kurios atėjo ir kurios turi puikius rezultatus. Bet ilgai nesigirsiu, nes vis tiek aš įsivaizduoju, kad man labai reikėtų pakalbėti apie tą naują grupę, ką mes čia siūlom. Tai, žodžiu, pasigirimai vėliau, o dabar papasakosiu apie ką mes čia. Žodžiu, visos mūsų programos yra iš tikrųjų pakankamai ilgos. Tikriausiai kyla klausimas, kodėl. Todėl, kad tik ilgą laiką laikantis tam tikrų mitybos įpročius, keičiant ir taip toliau, galima tikėtis rezultato. Tai va, ir žodžiu, ir tik tokiu atveju galima, ar girdit mane, merginos, ar kas nors matot mane ir girdit, nes nelabai suprantu, nematau komentaro jokių, tai gal niekas manęs nesiklauso, tai gal aš pati su savim. Palaukit minutę, paklausiu. Čia taip, jau iš pat karto prisistačiau, kad nemoku. Viskas gerai, girdisi. Gerai. Tai dabar noriu pasakyti, žodžiu, kodėl mūsų programos ilgos, todėl, kad negalima pakeisti per mėnesį visus įpročius, kurie mus atvedė į tą nutukimą arba bent jau į antsvorio turėjimą. Tam reikalingas iš tikrųjų laikas, jau nebekalbant apie tam tikrų hormonų ten judėjimus ir taip toliau. Tai dėl ko tos programos ilgos. Dabar ta viena, apie kurią aš noriu šiandien kalbėti, tai yra 3 maždaug su pusė, visos jos skaitosi 3-3,5 mėnesio, bet iš tikrųjų jos užtrunka ilgiau. Tik tai skirtumas tas, kad šita programa yra video įrašuose, tai yra vaizdo įrašuose. Reiškia, jeigu normalios programos, kurios eina apie 4,5 mėnesių, mes su žmonėms susitinkam ten kas savaitę, turim tokius tikrai labai gerus rezultatus, ten 11 žmonių ir turim 100 virš kilogramų, 100 virš kilogramų paliko pas mus svorio. Tai čia mes susitikinėsim nedažnai, tai yra pirmas ir antras susitikimas susitinkame Zoom platformoje, gyvai vadinkime, aš taip vadinu, tada jums siunčiam kas savaitę jums siunčiam įrašus, tai yra įkalbam apie ką tai, kodėl tai reikėtų, kas tai per daiktas, kaip valgyti, kaip nevalgyti, nuo ko pradėti, viskas, ta prasme viskas, kodėl pavyzdžiui, sakykime vieną pavyzdį paimsiu, kodėl pavyzdžiui reikėtų neatsisakyti druskos ir kodėl sūriai pavalgius svoris pakyla, visus tos dalykus, visus streso hormonų įtaką mūsų antsvorių ir taip toliau, visus labai gražiai išaiškinam. Ir tai yra įrašų pastovi, aš čia pasidariau, žodžiu, jeigu bus klausimų, tai aš paskui pasistengsiu atsakyti, jeigu ne, tai jau bent jau vėliau, jeigu sugebėsiu, tai iš karto. Tai žodžiu, dabar yra tokia situacija, reiškia, jūs ateinate, jinai yra sakykime taip, viena iš pigiausia arba pati pigiausia programa, todėl, kad mes nedirbam kiekvieną savaitę, tai truputį padarėm tą programą tokį pigesnę. Dabar, kuo jinai ypatinga, tai jau kaip ir sakiau, tai vaizdo įrašuose jūs ją gausit, jūs ją turėsit visam gyvenimui tuos įrašus, toliau jūs galėsit bet kada žiūrėti, nereikės derintis prie to, kad dabar aš neturiu laiko, vasarą ir taip toliau. Šiaip tai susitikinėsim šeštadieniais, reiškia, kada jau susitiksim ir įrašus jūsim šeštadieniais. Tai va. Šiaip jau visa medžiaga, viską, ką aš išmokau per tiek metų, bus susiųsta jums
e-mailus, aišku, per pirmą, antrą susitikimą, ten mes susikontaktuosim, kiek pavardžių, kiek vardų ir taip toliau. Tai jau 5. tokia įrašų grupė, jau mes nenaujokai ir merginos tikrai jau nenaujokės, daug kas praėjo tą grupę ir paskui dar kai kurios ir pasilieka pratesimų, nes ten yra tokia galimybė, bet iš esmės galim, jeigu esate valinga, jeigu esat struktūrizuoto mąstymo, tai tikrai labai tinkanti programa. Jeigu nepasakys, šią savaitę neklausysiu, kitą savaitę neklausysiu, paskui klausysiu po 5 savaičių, tai rezultato neturėsit. Merginos jau taip bet tai nereiškia, kad būtinai šeštadienį turit klausyti. Bet praktika rodo per 4 grupės. Mes žinom, patirtis rodo tokį dalyką, kad jeigu jau šeštadienį ar ten pirmadieniais yra grupės skirtingom dienom, jeigu jau neįsiunčiam iš karto kokį įrašiuką, tai iš karto pasipila klausimai, nieko negavom, kodėl čia yra. Toliau, kas kelintas savaitgalis, mes vėl šiuo atveju, jeigu šeštadienio grupė, susitiksim Zoom platformai, bus sukurta jūsų grupė specialiai jums užduot klausimams, atsakinėsim į juos ir taip toliau, susitiksim ir ten apsitarsim jau maždaug. Aš vis tiek vartosiu tą žodį gyvai, jūs šnekučiuojamės, tariamės, analizuojam, kas pavyko, kas nepavyko, ką reikia keisti, ką nekeisti ir taip toliau. Pirminės tas tokius transiukus, anksčiau sakydavau meditacijas, dabar sakau, kad nelabai jau ten ir meditacijos, transiukus pirmus tai tikrai jūs gausit nuo pat pradžių, o paskui jau medituosim susėdę visos kartu per gyvus susitikimus. Programa kainuoja 125 eurus. Ir už visą tą programą. Kol kas nedalinam, kada būna labai dideli, kada yra didelės sumos ir tikrai žmonėms sunkiau sumokėti, būna galimybė atidėti per porą kartų. Kas 2-3 savaitės sumokėti, šitos tikrai nedalinam, 125 3 mėnesius, jeigu jūs neturite tokių pinigų, žinot, aš jums pasakysiu, reiškia, jums dar nereikia lieknėti. Tai dabar realiai svoris krenta lygiai taip pat, kaip ką aš čia matau, klausimą. Labai įdomiai, pradėkim nuo geriausią, aišku, mes pasakysiu geriausią rezultatą, vienoje grupėje mergina numetė 26 kg, jeigu man gerai atmintis nepaveda. Tai o yra ir 11, ir 12, ir visai kaip, tai nešnekam apie 2-3 kg. Sustarkim taip, nes jeigu jums reikia numesti, ten sulieknėti 2-3 kg, tai aš jums pasakau, visur kartoju kaip papūga, pasimkit pirmą pasitaikiusią dietą ir pasilaikykit. Mes reikalingos tada, kada antsvoris didelis. Dabar pasakysiu, ką aš manau apie tas, kurių antsvoris tikrai labai didelis, kuriuom reikia sulieknėti 30-40 kg. Startas neblogas, įsigijus ir tą programą, bet jeigu jūs tikitės, kad per tuos 3,5 mėnesių jūs numesit 30-40 kg, aš jūs turiu nuvilti jau dabar. Jūs vienintelis, kas bus, tai yra jūs turėsite galimybę, tai yra visus įrankius, nuo ko pradėti, kaip daryti, ką daryti, ko nedaryti ir taip toliau. Tai tie įrankiai liks jums visam gyvenimui. Taip yra tokios, kurios, pavyzdžiui, iš pirmųjų, tų ypatingai grupių, kurios pačios susiėmė ir paskui darė ir paskui numetė ten 11-12 kg, paskui pasidarėm, rekomenduojam daryti šiokią tokią pertraukėlę, kad organizmas biškai pailsėtų ir vėl pradėjo toliau lieknėti, jom visiškai nebereikia, kaip aš kartais juokiuosi, visokių rytų į visokių petručių ir taip toliau. Žodžiu, jūs viską tą gaunat, bet kada didelis antsvoris, mes visi žinom, kad mes su ta valia ir su ta struktūra truputėlį nelabai kaip draugaujam, tai kartais reikalingas tas toks, kaip aš sakau, priežiūra tokia savaitinė, truputėlį, kaip ir dabar ką aš dar norėjau pasakyti apie mitybą, ten bus viskas pasakyta, visur kartoju, jokių papildų sportų ir taip toliau nieko nebus. Vis tik aš tą programą labai rekomenduoju tom, kuriuom yra ten maždaug plus 15, tai yra tikrai labai gera programa. Ir pigi, ir gera, ir laiką pasirenkat vasarą dabar, ir laiką pasirenkat, kada reikia. Dar vienas niuansas, kad vasarą lieknėti išmokti su mumis yra pliusas.
nes bet kaip tik jau prasidėjo praktiškai uogų sezonas ir taip toliau, tai kai tais metais ateis tas pats sezonas, jūs žinosit, ką daryti. Nereikės galvoti, kaip čia ir ką čia toliau daryti. Tai va, toliau, ką dar aš norėjau pasakyti, tai yra, jau sakiau, kainą sakiau, įsimokėjimų nėra, kad papildų nėra, sportų nėra, nes vis tiek, kiek aš bekartočiau, kiek aš kur bekalbėjau, vis tiek klausia, ar kokius papildus. Tiesiog, bankė turėjau susitikimą, nuėjau savo dalykus tvarkytis ir merginos ten tokios sako, oi, jūs klientė mūsų 100 metų, tik labai sumažėjus, labai sustraukus ir taip toliau, tai kokius ten papildus? Ten kas? Ten yra kokie Herbalife'as ar dar kas nors. Tai va, tai ką noriu pasakyti, tai nėra tokių monų, kad paslėptų kažkokių mokesčių ir taip toliau. Vėlgi, jeigu jūs nuspręsit, kad jūs norit pagerti kažkokių tai vitaminų, tai viskas prašau, jūs galite pagerti, savo nuožiūrą tikrai nieko nerekomenduosiu, nebent jau ten kažko labai, aš nesu medikas, aš esu galvų remontininkas, kaip aš sakau, aš esu psichologė ir gydyti lygų aš nepasiruošusi. Tam yra medikai. Kas yra mūsų veikla? Tai yra švietėjiška veikla, plus tai yra išmokimas, netrukdyti gydytojams mus gydyti. Žinot, kaip yra, kai gydytojas sako, tu to negali, ir dar kažkas iš šono pasako, bet tikrai, tai tada kažkaip pasidaro, o tai ką daryti tokiu atveju? Aš pati atsimenu tokį laikmetį, kada sakydavo, šito nevalgyk, šito nevalgyk, šito nevalgyk. Ir einamo ir galvoju, o tai ką tada valgyti? Pas mus viskas tas yra sugrupuota. Dabar geros žinios visos tokios. Dabar noriu pasakyti, kad yra ir bloga žinia, nes vakar sakiau ir planavom, kad nežinau, žodžiu, kažką čia man telefonas rodo, kažką nerodo, nežinau, aš pabandysiu paskui pasižiūrėti tos komentariukus, gal aš čia kažką ir sugebėsiu. Žodžiu, aš sakiau vakar, kad grupė startuos 8 dieną, bet yra tokia situacija, kad mane, nežiūrint, kaip aš čia šneku ir kaip aš čia apsimetu laiminga, mane gydytojai dar nepaleidžia pilnai dirbti. Aš čia kurį laiką su lašelinėmis, tai vat, po valandą, po 2 pakalbu ir vėl toks poilsio režimas. Tai, žodžiu, tai dėl mano asmeninių priežasčių, dėl mano sveikatos būklės, aš labai prašau neįsižeisti merginos, kurios jau pervedė pinigus ir kurios jau užsirašė į grupę, prašau neįsižeisti, dar vieną savaitytę pakentėkim. Bijau, kad neprisijungsiu ir paskui jūs apgausiu dar labiau. Tai, žodžiu, mes startuosim 15 dieną, valanda bus, kai jūs sujungsim į grupę, bus parašyta valandos ir taip toliau, tai orientuokitės, kad šeštadienį, dabar 2 šeštadienis, 15 ir 22, man atrodo, bus, jūs turėsite turėti prieimą prie Zoomo, prie interneto. O paskui viskas prasidės jums laisvę papūgom, kaip aš sakyti, jau galėsit žiūrėti nebūtinai šeštadienį, galėsit žiūrėti pirmadienį, bet dar kartą pasikartosiu, tiek, kiek dirbom su žmonėm, tai tiesa yra ta, kad jau jeigu šeštadienio grupė, ir turim dar vieną šeštadienio, tai jeigu šeštadienio grupė, tai jau šeštadienį vakarą pradeda skris žinutės, kad nieko negavom, jeigu jau mano kolegė nespėjo visko išsiųsti iš karto. Tai va, tai žodžiu, dabar orientuokitės taip, kad startuojam 15. Aš dar kartą sakau, atsiprašau mergaitėm, kurios sumokėjo, mes turim jau grupiai nemažai žmonių, bet grupės šitos yra didelesnės, tai dar kviečiu jungtis. Va, dar noriu pasakyti, kad tas mokestis 125 € už 4 mėnesius, pasidalinkit ir pagalvokit, kiek jums išeina pyragėliam, kavyčių pagerimam, kadangi aš jų jums neleisiu valgyti, tai jau susitaupysit iš to, iš tikrųjų, už tą programą susimokėti. Tai va, dabar ką dar čia man jums pasakyti, dabar galvoju, kad klausimus galėsit uždavinėti, nesvarbu, kad jūs, pavyzdžiui, gaunate vaizdo įrašą, bet yra grupės, kur rašot klausimus, pavyzdžiui, man ten galva pasvaigo, ten dar kažkas ar dar kažkas. Dabar dar vienas niuansas, kas yra visose mūsų programose, šitoje taip pat, tai yra mes neskaičiuojam kalorijų, nes ne nuo kalorijų mes tunkom, aš įsitikinau per tiek metų.
Ir dar pasakysiu, tikriausiai kiekviena bent jau savo artimoje aplinkoje arba bent jau tolimesnėje aplinkoje turit moteriškę kokią nors arba vyriškį, kuris valgo už 2 ir 3 arba kuri valgo už 2 ir 3 ir šitą ir už 2 už 3 ir vis tiek lieknas. Tai reiškia, jie kalorijų susirenka daug, o vis tiek liekni. Reiškia, yra dar kažkokia paslaptis, kurią man pavyko iš tikrųjų, su kuria man pavyko susidraugauti ir šiai minutė sulieknėjusi 64 kg. Jeigu kam įdomu, nesitikit, ten įeikite į mano asmeninį profilį, Melinavičienė, ir pasižiūrėkite, ten yra nuotraukų. Tos nuotraukos, aišku, jau tada, kada jau sau leidau fotografuotis. Va, gerai, kad spėjau pamatyti, aš daug valgau, noriu numesti svorio. Iš tikrųjų, ačiū už paklausimą, labai geras sakinys, ačiū pagelbėt man padaryti pastabą. Iš tikrųjų, mes valgom daug. Mes valgom labai dažnai, mes valgom vakare, jeigu jūs neinat miegoti 8 val. Reiškia mes ten 10-11, tai reiškia mes apie 8 val. Valgom vakarienę, būtent dėl to, kad neišalktų ir naktiniai hormonai nepriverstų mus bėgti iki šaldytuvo, patikrinti ir dega šaldytuvė lemputė. Tai Vaidai, dabar taip ir sakau, taip, kad dėl valgio kiekio, tai yra didelis valgymas, ypatingai pirmas 2-3 savaitės. Įdomioji dalis yra ta, kad valgo ir galva sako, o Jėzau, aš tiek valgo ir aš čia sustorėsiu, ir kai užlipi ant svarstyklių, pamatai -2, tada pradedi galvoti, kad kažkaip negudriai čia viskas, o paskui, kai jau svoris ramiai krenta, tada supranti, kad viskas čia veikia. Tai va, aš tiesiog visų, kuriuos planuosit ateiti, arba kuriuos jau ir atėjot, ir kuriuos jau išėjot, aš pasakysiu visiems, visada sakau vieną sakinį. Merginos, kai jau ateinat pas mus į grupės, aš labai prašau pamiršti viską, ką jūs žinojot, nes iš tikrųjų, praktiškai vos ne viskas bus atvirkščiai, ne? Tai yra vakariniai valgymai, tai yra nesportavimas, tai yra dažnas valgymas, tai jokių iškrovos dienų, užkrovos dienos. Absoliučiai daugybė dalykų yra atvirkščių. Ir tada jau, sakau, didžiausi rezultatai įrašų grupai turim 26 kg per 3,5 mėnesį. Taip, tai buvo tas žmogus, kuris pasakė, viską darysiu, ką reikia. Be išlikų, protinga, neprotinga, o visi sako kitaip, jokių diskusijų nebuvo, tiesiog priimu kaip aksiomą, ne kaip teorema, kad reiktų įrodinėti, o kaip aksiomą. Pasakė, sumokėjau pinigus, pasakė, reiškia, taip ir darysiu. Ir kaip aš kartais juokiuosi, o jeigu man nepavyks, tai jos. Tai yra mano jau bėda, jeigu nepavyks, ne? Bet, kad nekeista pavyksta. Tai va. Pasižiūrėkite savo antsvarius. Dabar viena su dideliais antsvariais, kurią aš labai rekomenduoju, tai jau grupę pasileidom, aš čia buvau kažkada rašęs, kad yra 9, noriu 10, tai dabar turim ten 12 žmonių, bet visai nesvarbu, žodžiu, bet sekanti grupė tikrai bus negreitai šitą didelę, tai jeigu jūs norit bent pradėti normaliai žygiuoti, tai aš tikrai labai siūlau. Antras variantas dar yra toks, kad kur kiekvieną savaitę susitinkam grupėje, jinai kainuoja 401 €. Tai jeigu jūs praeisit įrašų grupę ir jūs pamatysit, kad jūs norite į tą, sumokėsit skirtumą ir tada ten 275, man atrodo, dasimoka ir galėsit eiti toliau. Tai va, irgi toks. Aš čia kalbu apie tas, kurių 30-40 antsvoris, o ne 5-7 arba 12 kg, nes tiek svorio numesti tikrai užtenka įrašų programos. Tai va, tai žodžiu, o ką? O tai gaunasi atidėtas mokėjimas. Tai va, nežinau, ko dar pasakyti, daugiau aš čia kaip ir nematau komentarų. Pabandysiu dabar pabūti protinga. Gerai, žiūri, ir Giedrė, jau ir pažįstamų matau, kas žiūri. Ir nepažįstamų matau, kur komentarai, tai dievulį nieko nežinau, bet žodžiu, taip yra, kaip yra. Numesti 50 kg. Dabar taip, jeigu ten nėra ligų, aš dabar čia viešai jūsų nepurtysiu, pasiskambinti. O jūs įdomu, Lietuvoje gyvenat ar ne? Vaida, brūkštelkite, ar Lietuvoje ar ne.
Nes jeigu Lietuvoje, tai pasakyčiau telefoną ir pasiskambitume ir pasikalbėtume, nes iš tikrųjų tai yra, jeigu aš numečiau 64 arba 2 nenumeriau, tai reiškia 50 irgi mes galime. Tik tai aš turiu nuliūdinti arba pradžiuginti, nežinau, kaip čia Lietuvoje liuks. Po transliaciją aš ten į komentarus įdėsiu savo telefoną, aš įdėsiu dar porą nuorodų, kur stiliaus laidos gal kažkas dar nematė, dar pasimaivysiu, kaip šauniai čia stilius prifilmavo, jeigu nematėt. Tai žodžiu, ir parašysiu telefoną, pasukit ir pasišnekėsi, nes aš manau, kad jeigu ten yra pridėtinių ligų, kažkokių tokių apart diabetas yra tvarkomas, tikrai. Nes aš 27, dabar vis kartuoju 26-27 metais sergu antro tipo diabetu ir praktiškai labai retai, kada tabletę išgeriu, kada žinau, kad apsivalgysiu. Visais kitais atvejais nebegeriu vaistų, tai bet aišku, mane gydė gydytojai. Tik aš jiem padėjau, nevalgydama to, ko nereikia. Tai va, žodžiu, o daugiau nežinau, ką dar jūs norėtumėte iš manęs išgirsti. Čia matau mano kolegės Linos. Lina, gal tau kažkokių minčių kilo paklausti, kas merginom gali būti įdomu, tai klaustelkiau, man atrodo, viską užmiršau, ką turėjau pasakyti ir ko neturėjau pasakyti. Ar girdi mane, Lina? Žodžiu, ar daugiau klausimų bus, ar nebus, net nežinau. Ar čia man sėdėti ir laukti, ar čia tiesiog klausimus, tai jūs galite ir po to mergaitės po įrašų rašyti ir juos tikrai atsakysim ir čia nėra kažkokia paslaptis ir niekur mes nesislėpiam, kad tai sako, o jūs nerašot kainos. Tiesiog, kam įdomu iš tikrųjų pasakom ir čia nereikia čia sukiotis ir bėgioti ir slėptis, nes dirbam seniai. Aš pati asmeniškai dirbu jau vis 12 metų, su komanda 5-6, man atrodo, metai. Ir žodžiu, ir taip, kad mes čia jau nenaujokės ir va. O šiaip pasiklausyti, ten sakau, įdėsiu, aš paskui po kokių 10 minučių, aš įdėsiu ten porą nuorodų į YouTube, pasiklausyti, kas nesiklausėt, kad jūs tiesiog orientuotumėtės, apie ką mes čia ir kaip mes čia, kuriuos žinot, galite nesekti nuorodų. Žodžiu, o jeigu norit paklausti, yra mano asmenis ir ta Milinavičienė nėra, yra Mokėk lieknėti, yra Lieknėkime kartu ir, žodžiu, ir emailai, ir profiliai, ir grupės, ir Lieknėkime kartu, ir Linos, žodžiu. Bet kuriuo atveju, jeigu jūs esate čia, tai jūs turite į šitą messengerį galite rašyti, žodžiu. Tai ką, mergaitės, atsisveikinu, ilgai netrukdysiu, vis tiek, kas norės asmeniškai, sakau, visiškai prašau, kam aišku, kas nori, ką neramina, dar kažkokie klausimai, tai rašykit, viskas labai faina. Viskas, mergaitės, atsisveikinu, aš tik visada kreipiuosi, atsisveikinu iki malonių, kam reikia mūsų pagalbos, tokio žodžio, patarimo, kaip aš sakau, įrankių tokių, peilio, šakutė, šaukšto ir šaukštelio, tai juos tikrai pas mus grupėse gaunat. Va, o visą kitą eigoje. Viskas, ačiū Jums uždėmesi, ačiū tom, kurios manęs klausės ir prisijungė. Giedrutė asmeninis linkėjimas. Va, žodžiu, o daugiau visos tvarkoj ir sakau, įdėsiu nuorodų ir pasižiūrėkite, pasiskaitykite ir taip toliau. Viskas, geros dienos, gero vakaro, tikriausiai kokia čia jau be dienų. Gero vakaro, iki malonaus. Ir lauksim jūsų grupėse. Iki.